Labą dieną, labą dieną. Mano butikas nušvito ypatinga šviesa šiandieną. Atvyko pas mane Danutė ir žinokit, nepatikėsite, jinai pasidažė Danutė taip pat lūpas jo koralinių lūpdažių. Danutė meloji, jinai, kiek sakėt, jūs rašėt šitą knygą, 20 metų, 20 metų, tikrai. 20 metų, žinot, man... Jūs vienas sakinys man labai įstrigo, kūno galia priklauso nuo dvasios galios. Taip, nuo dvasios galios. Dvasią turim stiprinti. Taip. Taip. Ir tada man viskas sekasi. Viskas sekasi, Danutė. Mes visas moteris norime pakviesti, jau mes nusprendėme datą. Kada, Danutė? 21. Spalio 21, 12 valandą Kaune. Čia pas Jolantą butikę kviečiame visas moteris į renginį labai gilų kūno ir suknelės galia. Kalbės Danutė. Ir ką jūs sakėte? Labai svarbius dalykus. Apie svarbiausius mums moterims. Kas ten bus? Gamtos dėsniai. Kaip gyventi pagal gamtos dėsnius? Apie stuburą moteriai. Daug apie ką. Daug apie ką. Tikrai verta ateiti ir pasiklausyti ir išmokti. Taip. Ir aš ką apipinsime šiek tiek mados. Suknelės galia irgi prieina prie galios. Danutė, jūs pasakykite, o kodėl sako, kad moteriai su kelniam negalima? Oi, tai jau nebe moteris, tai jau pusiau vyras. Pusiau vyras. Ir ką mes darom, moteris kviesime ir pakvėpuoti, pamokinsim, padarysim praktiškų dalykų. Būtinai, kad pajausti energiją, kaip jinai dirba. Mes rateliu kvėpuosim. Rateliu net kvėpuosime, moteris, bet žinot, esmė. Bet tada tai tikrai pajaus, kiekviena pajaus. Galia, mūsų visų ratelis galia. Vau. Ir žinot, sakė Danutė, to išgirsite, ko niekur, nei knygoje nėra, nei YouTube nėra. Taip, Danutė? Taip, tikrai taip, nes patirtis kaupėsi jinai ir norisi pasidalinti. Ir visą tai yra labai paprasta, tik reikia žinot, kaip tai daryti. Tai Danutė pasidalins, o aš apipinsiu savo moteriškų šarminingumu ir mūsų duetas žavesiu laukia jūsų visų spalio 21 dieną. 12 valandą tikrai atsakysim klausimus, diskutuosime, vesime. Ir praktiškai viską patirsim, kaip veikia energija. Vau, iki malonaus. Ateikit pasirodyti iš arčiau, Danutė, kokia jūs graži, kokia nuostabi. Iki malonaus, mylimos moterys, iki susitikimo.